Taigi sveiki visi į naują video ir šiame video mes ką darysim? Mes darysim paukščių geryklą, gertuvę, nežinau net kaip pasakius, darysim iš šio bliūdo, gal šiek tiek ir per mažas, bet gal nieka. Prieš tai kažkada buvau tokį padaręs, tai gan gerai išėjo. Dabar tokį kažką panašaus darysim, tai nežinau, to pakštuko tikriausiai nepadarysim. Ir tos gelytės nepadarysim, bet tos gal užraitimus ir padarysim. Tai dabar ką pradedam? Dabar pradedam tą bliūdą atsipjaut ir mums reikia, kaip sakant, pasidaryti kažkur ties čia įpjausiu ir tada biškį dar išplosiu ir tada taip sulankstysiu ir labai bus gražu ir tada pasakysiu, ką toliau darysiu. Tai pradedam. Na ir tai gerai, žodžiu, po kažkiek laiko praplatinom, taip padarėm ir man iš tikrųjų labai patinka toks, kaip sakant, nu nežinau, įdubimai tokie, labai gražiai atrodo, aišku, tie vyrinimai ne kažką, nes čia buvo toks prasiskėtęs toks ir va taip padariau, gan gražiai atrodo. Pamatysit, kai nusidažys, dar gražiau atrodys. Tai dubimai, o tie vyrinimai, tai biški gadina vaizdą, bet nelabai ką aš ir padarysiu, nešveisiu aš jų iš tikrųjų. Tai va taip atrodo ir dabar mes ką dabar darysim? Tai mums reikia dabar susirasti kokį strypą ir jį privyrint prie apačios. Aš galvojau, kad reikia gal tą apvalumą vyrint, bet blemba aš nedaug jo turiu, tai galvoju dabar, kaip čia geriausiai. Ai, tą apvalumą privyrinsim ir labai gražiai atrodys, čia net negalvojame apie tuos dalykus. Va, tava. Čia Vytautas iš jo turniką daro, čia 25 mm diametras. Ir jeigu norite kažką užsisakyti, kažką nusipirkti jau kur yra parduotuvė, vytautaskalvis.com, galit tą užsisakyti, bet aišku, jeigu bliūdą turit, buvo aš jau bliūdų nebeturiu, čia iš kaimo parsivežiau tą vieną. Tai va, čia kažkaip va taip užsivyrins ir įsidės į žemę, tikėkimės. Ir va taip laikysis, tikėkimės. Jo, tikiuosi. Tai va, tai aš nežinau, dabar reikia tikriausiai jį
atpjauti. Atpjauti reikia kažkiek. Ir tada privyrinti tą apačią. Ir tada dar ten užvyrinti tą skylutę, kad nepatektų, bet tada gali kas atsitikti, gali tada kondensatas atsirasti ir tada išsipūsti jisai. Tai reikės dar pragręžti kokių gal 3 kažkur milimetrų skylutę, kad išeitų tas kondensatas, kaip vyksta, jeigu ten yra uždara viską. Tai gali tas vanduo kažkaip ten atsirasti, nežinau kaip ten vyksta, bet kažkaip tikrai vyksta. Tai va, tai taip ir pradedam, dabar tą privyrinsim ir tada aš dar galvoju, ką privyrinsiu, jeigu čia rasiu. O čia va kažkas yra. O. Turim va tokių va užžaitimų. Manau, va tas va kaip tik dar užžaitimai bus, man atrodo, dar vienas kažkur turėtų būti, jeigu surasiu. Nu, mums pasisekė, iš tikrųjų nereikės tų žaitimų daryti, buvo aš kaip tik jos 2 turiu ir mums jų 2 ir reikia. Kažkaip taip, ne? Va, blemba gerai, ne? Uik, tu pechlan. Gerai, kad neišmečiau aš jų. Tik tą reikės gal šiek tiek pataisyti, nes nelabai gražiai atrodo, bet taip tai viskas puikiai. Tai va, tai iš tikrųjų jau kaip ir viską pabaigsim, dar tik nudažysim ir viskas, nes už žaitimus turim, aš tų paukščiukų jokių nedarysiu. Tai va, jau tikriausiai susitiksime, kai dažysiu. Na ir gerai, mes jau turime kaip ir jį pabaigę. Čia yra apie 2 metrus tas strypas, kad kažkiek įsikaltų žemę ir kažkiek laikytųsi. Tai va štai taip atrodo. Aš tai manau gan gerai atrodo. Parašykite, ką jūs manote. Tai dabar aš nežinau, nudažysiu ir pabaigsim šį video. Iš tikrųjų reikės daug kartų dažyti, nes nenoriu, kad čia, kaip sakant, būtų kažko. Nes vanduo visą laiką čia bus, kaip sakant, tai dažymo metas. Na ir gerai, turime mes jį ir nudažę ir va štai taip va jisai atrodo. Aišku, dabar negaliu normaliai parodyti, kaip atrodo, nes čia toks ilgas ir kaip pasvytau, nes jisai toks, žinot, ilgas, čia į žemę įsikas turėtų, bet tikėkime matosi. Va štai taip, čia žodžiu, taip gražiai ten tie pasukimai, čia viduje taip gražiai atrodo, kaip ir sakiau. Čia dar dažai neuždžiūja biški, bet žodžiu, taip viduje tai tokie įkalimai, taip labai gražiai. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu tai spaudžiam like, jeigu ne, subscribe ir susitiksime kitame video.